gal bandysiu pro čia prasibrauti. Neinšok ciucikas pas manį. Paplaukėt. Taip ir būna. Dabar grinai prieš vėją. Kaitinu. Nukirta kamerą nuo vaizdą žodžiu. Eik tu savo kaip peršikau. Nenabodžiai. Judam toliau. Sveiki draugai, sveiki bičiuliai, sveiki visi. Su jumis laida Ant vandens. Senokai nesimatėm. Pasižiūrėjau vakar. Prieš 40 dienų paskutinis vidosikas. Čia yra žiauru, nesuvokiama, nepateisinama. Ir visai kaip nepaaiškinama. Pasistengsim, kad tai nepasikartotų. Ką, šiandien esu prie Eiseto ežero. Iš jo išteka Eisetos upelis. Įteka į Kiauno ežerą. Ir iš Kiauno ežero išteka upė Kiauna. Tai mano tikslas šiandien praplaukt šias dvi upes ir atsidurt Žeimenoj. Oras tai iš tikrųjų labai šaltas, bent jau ryte. Šiaurės rytų vėjas. Tai nuo ežero labai nejaukiai pučia. Vienu susikeliu. Va taip va. Sakykim. Pasideda. Mašina ne iš tų, kur reiktų labai saugot. Tai tik pliusas. Bumt. Klausiu žmonės vis, kiek sveria baidarė. Tai niekad nesvėriau, bet galiu parodyti. Vienas pakeliu, vienas nusinešu. Toli nepaneštum ten labai. Bet iki vandens nesunkiai. Kaip visą laiką. Prieš sezoną atnaujintas denis, kaip aš vadinu. Prieš porą savaičių perdažiau. Sezono atlaiką man tą užtenka. Pirmas plaukimas šiemet. Laukiu atidarymus. Tai pasilgau pairkluot normaliai. Bet šaltas vėjas. Veidas dega jau. Stengiaus kuo mažiau daiktų pasiimt. Tai va visi daiktai. Dienos plaukimas, tai kuo mažiau daiktų. Nes paskui pusę atgal reikia parsivežti. Ir dabar varau iškart va čia išteka Eiseta. Kokie 5-4 kilometrai iki Kiauno ežero. Bandysiu kažką pafilmuoti ir jums parodyti. Lekiam. Įjungiam navigacijos, autopilotus, maršruto palaikymus, GPS sekiklius. Viskas turi būti fiksuota. Artemis 3 misija prasideda. Iki vakaro turėčiau pasiekti Žeimeną, bent jau tai planuoju. Tiltas atnaujintas, dar atsimenu. Medinis buvo kažkada. Bandau pralysti. Nu kaip žemai. Ui. Tilpau vos ne vos. Ten po tuo tiltu tai būčiau ėjęs ir praėjęs greitai. Bet kamera aukštai, kol susigraibai sroviai.
Nendrynų tunelis. Antis tik baidau. Priekį. Vėjo nėra. Liuks. Kad skauda. Kažkur išlipinėdamas sugebėjau dar prasipjauti. Tai išlipau ant laukų pasižiūrėti, kaip atrodo čia per pievos teka va tokias. Aplink vien laukai. Tai dabar jau kaip ir miškelis kažkoks ten prasidėjo. Taip ir būna. Dar kaip tyčia bintas kitoj kuprinėj, blemba, viskas visą vaistinėlę. Šiaip tai visą laiką turiu. Šūdas įdrėskimas, bet blemba, šlapia. Ten medis pagrindiniai vagoj. Užvirtęs, tai gal bandysiu pro čia prasibrauti. Labą dieną. Neinšoks ciucikas pas mane. Paplaukėt. Ai, man patinka, kal nieks neplaukėja. Nu, sakau, labai ankstyvas dar. Šiaip niekas šiandien dar neplaukė. Paskui jau, kai pradeda visi, tai aš neplaukiu tada. Bandau iki žeimenos šiandien. Tai čia kiaunas, per kiauną Laukiu. Dagabaliukas. Dagabaliukas. Du beržai guli. Šviežiai. Nu čia tikrai nepralysiu. Nelabai praeisiu. Gal čia jau naščiuošiu. Oi. Iškart šilta. Patinka man šitą baidarę visumai. Nes plokščias dugnas, manau, vis tiek privalumas. Ir per rąstus lengviau. Ir sunkiai dabar prasibrojo, bet kur seklu. Pročiaži ir aš net vaikštau atsistojęs ant jo. Vidury tai stabili tikrai. Jeigu reikia kažko iš priekio pasimti, tai net nestoju dažniausiai. Viršai geležinkelės ir siaurukas buvęs tiltas. Jeigu atsimenat iš praeitų vidosikų rodžiau. Gera srovė. Aiseta praplaukta. Įplaukiam į kiauną. Kiaunan, kai saka. Jau vėjas iš priekio iškart duoda. Čia ir... Nu. Čia ir kamera man nesilaikys jaučia to. Jūra! Dabar grinai prieš vėją. Kaitinu.
ten per tuos rastus. Tai sušilau visai. Dabar vėl košia vėjas. Suragosiu. Įdomu, kiek čia per ežerą gaunas koks kilometras. Dar daugiau bus. 2 kokie. Vidurys ežerą dabar sustojau. Biški nuo vėjo pabūt. Reikės dabar dešinę pusę ten dar paplaukt pusę kažkur. Ir įplauksiu į upelį. Gerą vietą visą šį pasižymėjau, net pažvejot ir su dugninėm, kad reikės išbandyti. Ir žodžiu galvoju, net nežinau, šiai vasarai, gal net kitą mėnesį, kažkur rimčiau pabandyti praplaukti. Tai 2 variantus turiu. Arba Šventoji nuo pat pradžių, arba senai galvoju Gauja, bet čia jau Latvija. Čia iš vis iššūkis būtų kosminis. Irgi nuo pat pradžių varyt. Nežinau, kiek reikėtų tų dienų. 10 mažiausiai. Manau. O gal ir mažiau. Tai va, dėl šito dar galvoju. Būtų geras. Nu ką, užvalgiau lengvai. Judam ieškot, kur ta kiauna išteka. Čia turi būt kažkur tiesiai paplaukus. Blemba, ilgai maliaus čia pežerą. Tiesiai prieš vėją. Čia kažkoks ženklas. Jo. Nu ką. Įplaukiam. Pagaliau vėjas mažesnis. Pašalau ant ežero vėl. Net ausyse zvimbia. Koks vėjas. Su tokiu va plaukt per upę. Prišvartuota. Kad ir iki Kuršių marių. Kad aš jau buvau tenais. Būtų vairis, dabar nuplaukia. Gerai. Varom toliau. Dabar bus artimiausias kaimelis Stirninė. Tada Briedinės. Tie nedideli kaimai. Wow. O toks. Nelabai pervažiuotum jau. Storų rastų būtų. Daug privertė, bet kol kas visur praplaukiama. Sakykim, mišku, gražiai, eglynais. Liuks.
Taip, pažiūrim, kur čia dabar esu. Jakutiškis ką tik buvo kaimelis. Geležinkelis. Tiltelis. Toks žemas atrodo. Bet galingas. Nu, visai gerai. Vaizdelis. Biški žvalgyt, sumuštekai, agurkai. Jokių prašmatnumų. Nėra kada labai sėdėt. Dvylika. Nu, iki kokių 4 norėčiau nuplaukti jau. Gerai. Skrendam link Vasuliškės. Kaimokas bus priekį. O, koks. Čia irgi medinukas. Panašus kaip tas, tik tais gyvesnis kažkiek. Atrodo. Uo. Žvirbliškės tiltas. Ой-ой-ой. О! Turbo greit. Vos neapsiverčiau. Kepurė vandenį su mikrafu. Permirkęs, nebereaguoja. Net nežinau, ar garsas dabar bus. Tai gerai kepurė pagauti ant tokių šakų. Priekį ten tokia plonesnė buvo, galvojau, pralinks. Blemba, kaip puskersina, o čia va vanduo buvo jau. Nukirta kamerą nuo vaizdą, žodžiu. Eik tu savo, kaip peršikau. Čia pirmas kartas toks.
Žodžiu, ne kad tarp tų medžių šaučiau, va čia variau po šakom. Ir ta apatinė šaka nepasilenkia tiek, kiek galvojau, kad pasilenks. Susikabinau, na. Kamera ištaškė, laidą čia žiūriu palenkę. Kepurė su mikrofono galvos, tai kepurė nuplaukė. Va tam krantė, dugne sitraukiau. Kūriniai, tiltas, lentas viršai praeina. Lygtais girdit kol kas, neaišku kiek ilgai. Artėja link ežero Gilūtas. Ir turiu beveik 19 km. Kas čia liks? Nebedaug. Tuoj sužiesiu vėl, kaip nersiu čia kur. Judam. Link finišo. Va ir ežeras. Aš galvau, čia tiltas kažkoks. Čia koks aklus išplaukimas geras. Iki kelių gylis atrodo. Smėlis visur šviečia. Geltonas dugnas. Toks kaip praplaukimas tarp dviejų ežerų dabar. Varau link sekančią. Kukliai kaimelis prieki. Baigiu daplaukt. Ir bandau žiūrėti, kur toliau vaga. Nepakartosiu bairių vėl šito. Šakas šitas. Nepasikabinsiu čia. Kas paskutinis kaimas praplauktas. Varau link pačios Žeimenos dabar. Link Šakališkės. Plauksiu Žeimeną ir ieškosiu, kur būtų lengviau baidarę paimti. Bus viskas. Viskas. Žeimenoj. Varau dabar Žeimeną prieš srovę aukštyn biškį. Ten toks tiltas bus. Geležinkelio bėgi. Ten bus lengviau, manau, paimti. Su mašina privažiuoti arčiau. Va čia Rusytempė einu pažiūrėti, kas ten viršai, virš tų bėgi. Aš čia buvau pernai, nelabai atsimenu, tik tais dabar. Kaip ten vaizdą. O geras vaizdelis. Jaučiu trauksiu, va čia kelias eina per pievą ir nutemsiu. Tai ką, ir viskas, draugai, šiam kartui. Perplaukta Aiseta, Kiauna,
keli ežerai. Tai pasižiūrim, kiek čia mūsų kilometrų. 25,13. Išplaukiau po 8, dabar po 3. Stabdam, paskui kelsiu. Sunkiai čia žeimena prieš srovę dar atvariau. Dėkui, kad žiūrėt, kaip visą laiką. Ir labai smagu, jeigu paspaustumėt like. Iki.